Laukia rungtynės su vienu iš elitinių Eurolygos komandų. Grįžę praktiškai visi žaidėjai. Lloydas, kuris anksčiau nežaidė. Labai fiziška, atletiška komanda ir, sakyčiau, pagal sudėtį vieni iš Eurolygos favoritų ir to neslėpia. Ir su išreikštom žvaigždėm kaip Mike James, kuris geroj formai. Su mums gerai pažįstamu Dimo, kuris taip pat gerai formai dabar. Taip, kad laukia rimtos rungtynės. Iš kas liečia mus, tai toks sunkus etapas ir paskutinis skaudus pralaimėjimas ir tos netektis, tai manau, kad neturim nieko kito kaip susivienyti tiek komandoj, tiek lauksim pagalbos iš savo fanų, ypatingai. Dabar keletą rungtynių žaisim namie, tai tikiu, kad susivienyje, sujungia jėgas, nepasiduosim ir kovosim dėl pergalės. Su Donatu Matijonu dirbate vasarą ir kokį įspūdį palieka Monake? Gerai, jisai gerai jaučiasi ir kiek teko girdėti, kad nemažai indėlį vaidina ir rūbiniai, vienien žaidėjus palaikant tvarką, taip kad ne tik vasarą su Donatu Matijonu dirbau, esu vienas iš pirmųjų jo trenerių Kauno krepšinio mokykloje, taip kad labai talentingas, manau, kad subrendo, jau dabar veteranas, bet turi gerus įgūdžius ir labai didelis profesionalas, labai geras žaidėjas. Praėjusią sezoną važiuoja buvo labai skirstami į sisteminius ir nesisteminius. Monako komanda turi Balkanų trenerį, bet turi ir Mike'ą Jamesą, tai kuri komanda tai yra? Miksas turbūt. Žinot, kai turi komandai kuo daugiau aukšto meistriškumo arba individualiai galinčių nulemti rungtynės žaidėjų, tai kažkiek tos laisvės daugiau būna. Yra kažkokie rėmai, bet žaidėjai improvizuoja tose rėmuose ir matom, kad jie žino, kad lemiamų momentų kamuolys turi būti James rankose, bet aplink jį yra nemažai kitų talentų ir jie kol kas tas rolės gana gerai pasiskirsto. Monako per vasarą iš esmės nepasikeitė, bet ir išlaikė savo brandolį, bet nepaisant to, komandoje matote kažkokių pasikeitimų, kas liečia žaidimą ar tam tikrus lyderius lyginant su praėjusiu sezonu? Nesakyčiau, kad super dideli pasikeitimai. Praktiškai tas pats liko, prisidėjo gal prancūzai, JTR ar Corneli, bet jie labiau vadina epizodinį vaidmenį, vis tiek pagrindiniai lyderiai yra iš pernų sezono. Tik Jamesas, Lloydas ir visi kiti. Kemba Walkeris buvo bene vienas skambiausių vasaros pasirašymų. Kokį įspūdį jis jums palieka? Kiek supratau, kad jo sveikatos problemos ar jisai nėra po traumų toks, koks buvo anksčiau. Ir šitoj komandai užima tokį pagalbinį vaidmenį. Kažkas naujienas yra Luko Lekavičiaus netektis ir ką tai keičia komandai? Keičia turbūt mūsų rotaciją, bet žiūrint tą, ką turim, tai turėsim iškart mest ir dar didesnį ugnį savo naujoką, Sumner, ir tą Luko rolę turės pasidalinti kiti gynėjai, taip kad turėsim dar labiau surinkti pečius. Dar kalbant apie tą traumą, ar jį gali pakoreguoti ar paspartinti tos pasipildymo planus? Be abejo, visada esam, kaip sakant, rinkoje, o dabar dar tuo labiau esant tokia situacijai žiūrim. Ar Lukas Berlyne žaidė su skausmais? Jisai jautė tos skausmus, tos simptomus ir jau anksčiau, bet pagrindė jų užpuolė po rungtynių, bet greičiausiai tai atsiliepė ir jo žaidimai. Kuriam laiko iškritimas yra? Kiek rašo, kiek teko kalbėti su daktarais, tai maždaug po tokios operacijos, jeigu viskas sėkmingai, apie 1 mėnesį. O yra daugiau netekčių ar problemų su sveikata? Ne, kad jau dabar nėra ko netekti. Grįžtant į Berlyną, ar komanda skaudžiau reagavo United prieš outsiderius negu kitas nesėkmės? Skaudu, aišku, toks taškas, kurį norėjai pasimti. Žinot, kaip būna visi Alba žaidė atsipalaidavę, o mums tokia situacija, kad must
ne, kad privalom pasimti, ir nepasėmėm to taško ir kažkiek, nepasakyčiau, kad susikaustė, bet gal į galvas įėjo tokios mintis, kad Alba silpna, Alba neturi žaidėjų ir turbūt nepavyko iki galo susikoncentruoti.